Emil, line, open. Up, everyone up. Uno. Head Change. Luca. Head on. Up, keep. Head on. Fernando. Head on. Go and do some outside. Luca. Go. Hey, first. Oh, press. Up. Mickevičius. Koberidze. Marčiukaitis šiek tiek rizikingai, bet Koberidze čia dabar kokį reidą rengia. Ir turės talentingų žaidėjus, kurių, aišku, kiek daugiau. Koberidzei. Šis štai taip kabina kamuolį baudos aikštelės smūgis ir labai pavojingai. Rokas Krušnauskas dėkoja komandos draugui už gerą perdavimą. Atrodo, nuošalės šioje situacijoje nebuvo ir štai taip. Išlaukė epizodo. Perdavimas į priekį, Koberidze. Čia Koberidzės geras reidas, pritraukė prie savęs ne vieną oponentą, perdavimas į baudos aikštelę ir Karolis Kvedukas dabar muša į skersinį, o Otaras Kobakidze ir nesuteikė variantų, kam atlikti perdavimą. Čia kokia gynėjo klaida ir kamuolys vartuose. 1-0, Marijampolės City išsiveržė į priekį ir Otaras Kobakidze dabar sugeba pasižymėti. Pirmasis rungtynių įvartis krenta 59-ąją susitikimo minutę ir ojojoj, kokia čia gynėjo klaida. Na, vartininko tokioje situacijoje jau Lamanavičius prieš tai už žaidimą ranka išvydo prieš savo geltoną kortelę. Na, Nojus Lukšys panašu, kad buvo nubaustas už nesutikimus su teisėjų sprendimus. Čia gali būti pavojinga perdavimas. Na, čia štai toks perdavimas į baudos aikštelę. Panašu, kad nepaisant to, kad ataka kiek
sustojo, tačiau ją ir toliau tęsia aikštės šeimininkai. Dabar jau kairiajame takas, kurgi turi būti pastatytas kamuolys. O čia perdavimas į kairį kraštą. Perdavimas į baudos aikštelę. Ir štai toks įvartis. Ponios ir ponai, ar jūs tai matėte? Panašu, kad 20-asis numeris Rafael Čukvura pelno štai tokį įvartį. Na, būtų labai įdomu pastebėti šio momento pakartojimą. Na, iš tiesų, štai žiūrime. Na, baudos smūgis, perdavimas į kairę. Ir ten kairė koja. Tai panašu, kad vartininkas neliečia šio kamuolio. Įstoti bei bėga į priekį. Na, čia paslydo, panašu, kad paslydo išties svečių žaidėjas. Ir dabar jau Marijampoliečiai pertrauka išvesti savo ekipą į priekį. Na, galbūt dabar pavyks aikštės šeimininkam. Čia štai toks perdavimas gali būti pavojingai. Perdavimas atgal, smūgis į vartus ir įvartis. Na štai taip. Pirmajam kėliniui, einant į pabaigą, jeigu neklystu, panašu, kad 21-asis numeris Rokas Krušnauskas sugebėjo štai tokių smūgių pasižymėti. Na, žiūrim dar kartą pakartojimą. O čia štai taip. Perdavimas ir štai toks smūgis. Ne, panašu vis dėlto ne Rokas Krušnauskas. Nieko iš aikštės šeimininkų nebuvo, tačiau aikštės šeimininkai perima kamuolį netoli baudos aikštelės. Ir tekti kamuolį į vartus ir pataiko tiesiai į vartininką. Na, Panevėžiečiai šių rungtynių Na, čia matome, abi ekipas tikrai įnirtingai kovoja. Kairiajame takas krašte. Perdavimas į baudos aikštelę. Čia smūgis galva ir kamuolys skrieja šalia vartų. Na štai taip, dar vienos puikios progos. Perdavimas ar bus smūgis. Na, kol kas kamuolys antrajame aukšte. Čia man irgi pasirodė, kad sužaidė į kamuolį aikštės šeimininkų gynėjas. Rungtynės tęsiasi. O čia štai taip palieka. Ne visada efektyvu ir bent jau kol kas nepavyksta nieko pavojingesnio sukurti svečiams iš Panevėžio. Čia perdavimas, čia tiesa daugiau nei pusė tos minutės jau yra sužaista su kamuoliu aikštės šitame epizode, tačiau dar kartą pakartosiu, jeigu kas nors nematėte, tikrai rekomenduoju pasižiūrėti kortelę. Čia
Panašu, kad vis dėlto tęs savo ataką. Dar ekipos vartininkas Emilis Urbanas jau baudos aikštelėje. Čia štai toks perdavimas, na ir klaida. Ar sugebės pasinaudoti šią klaidą Marijampoliečiai? Taip, Marijampoliečiai muša antrąjį įvartį ir įvarčio autorius 13 numeris Luka Koberidze. Na ir to pat metu šių rungtynių arbitras Egidijus Amšiejus skelbė šių rungtynių